orientuojamės į aplinkosaugos projektus, tai aš labiau papasakosiu galbūt, ką mes nuveikėme ir ką mes ateityje siekime nuveikti, kad mažinti klimato kaitą. Visų pirma, tai Klaipėdos ekonominė zona yra susikūrusi prieš daugiau nei 20 metų jau. Jos pokyčiai vyksta nuolatos ir mes dabar ambicingai einame į tokį ketvirtąjį jau epizodą pačio pramonės parko. Tai pirmasis buvo toks, sakykime, turime teritoriją, kuri turi būti išnuomota, parduota užsienio investuotojams. Vėliau sekė tai, kad mes ją galime nuomoti ir savo vidaus investuotojams, tai yra įmonėms, ar ne pramonės įmonėms. Tai trečiasis etapas buvo, kad pramonė keičiasi ir jiems reikia jau ir kvadratų, turiu omeny pritaikytų pramoniai tam tikrų plotų su gamybinėmis patalpomis, kad jie galėtų greičiau ir sparčiau kurtis. Ir ketvirtas etapas, tai mes ieškome įmonių sakykime, nuo 21 metų, didžiąją dalim, kad jos ateitų su visiškai nulinė emisija. Tai yra naujosios technologijos, kurios vystasi jų pramonės procesuose, emisija daro labai svarbę galutinio produkto dedamoje, nes tai kainuoja pinigus už tai, kiek tu išterši. Tai mes siekime tokių įmonių pritraukimui ir siekime naujų infrastruktūrinių, technologinių įvedimų į pačią pramoninę zoną. Taigi tokias iniciatyvos, kurias mes esame užsibrėžę savo strategijoje dar 21 metais, iki 30 metų turime užsibrėžę savo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba šias dujų išmetimą iki 50% viso pramonės parko. Vienas iš tokių dabartinių projektų, prie kurio mes dirbame jau 2 metai ir tai duoda jau rezultatą, tai yra Admiral projektas, finansuojamas dalinai Europos komisijos. Esame kartu su keliais pilotais Suomijoje, mūsų pilotas Portugalijoje bei Ispanijoje. Šis projektas apima transporto sritį. Tai mes savo teritorijoje taip pat susidurime ir su mobilumo, sunkiojo transporto problemomis. Transportas stovi, kaupiasi emisijos vien dėl to, kad yra nenuvažiuojami kilometrai arba sukami jie tiesiog tušti. Tai šito projekto pagalba mes jau iki 20% savo teritorijoje stebimų CO2 emisijos NOx kiekių, tiesiog šiasdo kiekių jau esame sumažinę vien per skaitmeninius įrankius, kurie yra įdiegti būtent šito projekto pagalba, tam, kad optimizuoti transporto judėjimą. Tai tokios atrodo iniciatyvos, kurios ateina iš Europos komisijos, jos tiesiogiai duoda naudos, jeigu tu su jomis tikslingai dirbi. Tai čia vienas iš tokių pavyzdžių. Tolimesni pavyzdžiai dėl šiasdo sumažinimo seks kitose skaidrėse. Padidinti atsinaujinančių išteklių naudojimą vietinėje Lezo teritorijoje. Taip pat yra įgyvendinamas projektas, jau dabar 5 MW saulės jėgainė, kurią mes statome patys, tam, kad mūsų pramonės įmonės galėtų tiesiogiai, kaip gaminantis vartotojai, naudoti šitą elektros energiją. Tai iš 5 MW jau yra įgyvendinta 1,6 MW saulės jėgainės generacija ir tai matome, kad ta plėtra tikrai augs. Dabar ties ekosistema, tai šiuo metu turime apie 60 įmonių veikiančių Klaipėdos ekonominėje zonoje ir turime labai glaudžią bendruomenę. Bendruomenės problemos, būtent pramonės įmonių turi bendruomenę. Ekosistema tokia organizuojasi, kuris kelia problemas, kuri kelia savo pasiūlymus ir mes juos tikrai palaikome tam, kad sprendimai būtų įgyvendinami, nebūtų kažkur atidėti į šoną, girdimi ir panašiai. Tai ta ekosistema ir ta bendruomenė, kokia jinai susidarius, jinai tikrai yra auganti, tikrai savo įnoriais įrodanti, kad bendruomenė turi didelę galią tam, kad eitume greičiau prie savo iškeltų tikslų. Tai įvairių decentralizuotų sprendimų, apie ką jau šiek tiek ir minėjo prieš tai Europos komisijos žaliojo kurso temose, mes juos
tikrai diegiame ir atsižvelgdami į bendruomenės norus, juos įgyvendiname. Tai vienas iš tokių paprastų yra, tai atsidaręs padelio kortas, kuris leidžia bendruomeniai tiesiog po darbo rinktis ir diskutuoti ten sportuojant. Iš to kyla tikrai nemažai sprendimų, kurie nugula į projektus. Tai toks vienas iš pagrindinių dabar projektų, ties kurio dirbame, tai yra dekarbonizacijos centras. Nes suprantame, kad vien įdiegti technologijas ir jas aklai naudoti, turiuomenį, tarkim, ta pati saulės jėgainė arba baterijų kaupimo sistemos, jos turi būti prižiūrimos, valdomos, efektyviai valdomos tam, kad pasiekti rezultatą. Apie tai šiek tiek vėliau taip pat papasakosiu. Čia vienas iš projektų, kurie būtent gimė iš bendruomenės poreikių. Čia yra viena iš teritorijų mūsų teritorijos viduje, čia pristatome jos viziją. Tai kaip matote, tai nebėra tiesiog pramonės parkas, kur įmonė pasistato savo pastatą, kaip primityviai atrodytų, kad yra kaminas, iš kurio rūksta dūmai. Ne? Tai pramonė tikrai konvertuojasi į, kaip ir minėjau, žaliąją pramonę. Technologijos, kurios yra gaminamos, jos nori mažinti CO2 emisiją, jos nori ateiti į tas vietas, investuoti ten, kur jau infrastruktūra yra paruošta su nulinė emisija. Tai ši vieta Kuronija, kurią mes pavadiname savo teritoriją, jinai besikurianti yra, jos konceptas jau yra tvirtinamas pas mus viduje. Čia kursis kompanijos, kurios būtent yra orientuotos į žaliasias technologijas, jų kūrimą. Orientuojamės taip pat ir į akademinę bendruomenę, kuri čia tas technologijas galėtų padėti vystyti įmonėms ir tas kompetencijos augimas liktų vietoje, tam, kad užtikrintume daugiau kompetencijos liktų čia ir vystytųsi netgi ir pačios technologijos mūsų teritorijoje. Einant toliau, pratęsiant temą apie taršą, tai mes labai aiškiai suprantame, kiek mūsų įmonės teršia, kiek mūsų įmonės turi potencialo tą taršą susimažinti ir sumažinti. Ir mes siekime tai padaryti. Kiekvienais metais skaičiai, kurie yra prieinami iš mūsų įmonių, šiluminės energijos, elektros energijos, tų vadinamų Scope 1, 2 ir 3 emisijų skaičiavimo metodiką, mes juos surinkame į bendrą duomenų punktą ir lyginame juos, kaip kinta šesdo kiekiai. Tai esame apskaičiavę, kad per beveik 10 metų mes galime su investicijomis, kurios siektų apie 34 milijonus sumažinti CO2 emisijas nuo dabartinės ribos iki nulio. Tai reiškia, kad įmonės, kurios šiuo metu yra taršios ir priklauso apyvartinių taršos leidimų sistemoje, jos puikiai supranta, kad viena tona kainuoja apie 100 eurų, bet jos kaina, lyginant istorinius duomenis, gali siekti iki 230 eurų už toną 2030 metais. Tai tokia kaina būtų, jeigu nieko nedarytume, ne? O jeigu investuotume tuos pinigus ir mažintume CO2 emisiją tiesiog linijiniu būdu, tai mes tikrai galėtume prieiti prie visiškai neutralios laisvos ekonominės zonos su naujais investuotojais, kurie yra orientuoti į naujas technologijas. Ir šita skaidrė apibūdina segmentus, kad, kaip ir minėjau, vienos technologijos įsidiegti ir užtikrinti, kad nebeliks aplinkosauginių problemų, yra per daug optimistiška. Mes suprantame, kad technologijos jos šiuo metu yra brandžios ir nebrandžios. Tai turiu omenyje apie brandžias, tai ką mes jau dabar ir kaip namudiniai žmonės galime įsidiegti saulę,
saulės jėgainės ir vartoti elektros energiją, ne, bet yra nebrandžios technologijos, kurios dar nėra plačiu mastu išbandytos, dėl ko ir uostas šiandien pristatinėjo žaliojo vandenilio projektą, jis yra pilotinis ar ne, pramonė, didžioji pramonė Vokietijoje, Olandijoje jau naudoja didelės apimties vandenilio panaudojimą savo procesuose, mes tik pradedam jį įdiegti per transportą ir panašiai. Tai tos nebrandžios technologijos, ne, jos kažkada irgi taps brandžios, tai mes turime suprasti, kaip jos veikia. Mes norime tas kompetencijas atsivesti pas save, kad žinotume, kaip tai padaryti. Nes pramonė vis tiek yra didžiulis elektros energijos vartotojas. Vien elektros mums neužteks, turime keisti tiek ir iškastinį kurą, dujas, tos, kurios yra taršios šiuo metu, keisti netaršiomis ir panašiai. Įgyvendinti turime vėlgi per kelis sluoksnius, tai turime ir duomenų stebėjimą, ir jų valdymą, ir jų panaudojimą efektyviai, tada sprendimams diegti. Tai tokios trys pagrindinės technologijos įgyvenimas ir kompetencijos, jos yra privalomos ir tai mes matome per savo pramonės teritorijos vystymą ateityje. Tai siekiant to neutralumo, mes matome tokius pagrindinius rezultatus, kurie yra šiuo metu kokybiniai, kiekybinius jau šiek tiek įvardėjau. Tai apie kokybinius kalbame tai, kad kompetencijų centras yra mums reikalingas tam, kad mes pritrauktume daugiau talentų čia į Klaipėdą. Tam, kad mūsų inžinerinė pramonė orientuota į žaliasias technologijas būtų čia, kad ji būtų konkurencinga su mūsų kitais regionais, kurie sparčiau auga, turiuomenį tiek ir Kauno apskritį, tiek ir Vilniaus. Tai mes tikrai atsiliekame šitoje vietoje ir mūsų talentai nuteka. Mums tikrai reikalingi talentai, kurie užtikrintų mūsų žaliosios pramonės augimą. Tai per kompetencijas mes tą galime padaryti. Didinti konkurencingumą taip pat mes privalome, jeigu galime pritraukti tokias investicijas, kurios yra orientuotos į žaliasias technologijas. Tai čia aš kalbu apie tų pačių baterijų surinkimus arba naujų technologijų, kurios orientuotos į dirbtinio intelekto panaudojimą ir taip toliau. Tai čia yra jau tai, kas gali mūsų tos talentus čia laikyti. Na ir aišku, numatoma nauda Klaipėdai, tai yra tiek ir darbuotojų įtraukimas į naujas profesijas, jų perkvalifikavimas, per naujų tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą čia ir vietinių investicijų pritraukimą, kad būtų kuriamos darbo vietos, kurios yra klimatui neutralios arba su neutralesne klimatui aplinka. Mikrotinklo arba mikrogrido įgyvendinimą, tai čia yra tas projektas, apie kurį šiek tiek kalbėjau per dekarbonizacijos prizmę. Tai sprendimai, kurie leistų naudoti žaliąją elektros energiją nepertraukiamai, per elektros energijos kaupimo įrenginius, saulės panaudojimą bei nutolusio vėjo jėgainių elektros energiją. Tai tiesioginis mažinimas Šesdoje yra labai lengvai apskaičiuojamas, suprantamas ir strategiškai įgyvendinamas. Na ir kaip jau šiek tiek vėlgi minėjo ir uosto atstovai, kad Klaipėda tampa tokiu energetiniu hubu, energetikos centru. Tai mes šitos linijos taip pat laikomės ir suprantame, kad turime prisidėti prie to, kad ateityje gyventume žaliau ir sveikiau. Tai mano tema tokia. Ačiū Jums.